Kiekvienas norime gyventi ypač šiltose, sveikose bei energiją taupančiose namuose, tik nežinome, kaip tai pasiekti. Ar girdėjote apie gamo? Naudojant gamo purškiamą šiltinimo medžiagą, greitai ir efektyviai įgyvendinami patys aukščiausi pastatų šiltinimui iškelti techniniai bei kokybiniai reikalavimai. Ženkliai sumažėja energijos suvartojimas visam namui. Perpus sumažinamų sąskaitos šildymui bei vėsinimo įrangos galingumas sumažinamas iki 35%. Statybos metu statant A energinės klasės pastatą jums bus tik lengvas pasivaikščiojimas. Kodėl? Todėl, kad gamo purškiama šiltinama medžiaga kiekvieną kartą įrodo pasauliui, kad jos unikalios savybės yra toli pažengusios lyginant su kitomis technologijomis. Tai patvirtina įvairūs sertifikatai, praktiniai pavyzdžiai ir gausūs klientų atsiliepimai. Kas slypi po gamo pavadinimu? Tai ekologiškas ir visiškai švarus sertifikuotas produktas. Gamo putų reakcijai naudojamas tik vanduo 100% ir jokio freono. Medžiagos unikali porų struktūra sureguliuoja patalpų santykinę drėgmę, kuri neleidžia atsirasti pelėsiui, o lengvai pasiektas konstrukcijų sandarumas apsaugo nuo išorinių taršalų, tokių kaip dulkių, kvapų, alergenų patekimą į namo vidų. Tai sukuria tikrai sveiką patalpų mikroklimatą, kuris teigiamai veikia jūsų ir jūsų šeimos narių savijautą. Investicija į gamo – tai idealus ilgaamžis sprendimas modernių pastatų projektavime ir statyboje, bei pastatų renovavime, nes medžiaga tarnauja ilgiau nei jūsų namas. Kur dar gali sutaupyti gamo? Ten, kur statomų pastatų nelygus paviršiai arba nestandartinių pastatų projektavimo sprendimai, kur didžiausios statybininkų broko galimybės, reikalingas darbų greitis ar vėluoja statybos, kur atliekami darbai blogomis oro sąlygomis, ypač žiemos metu spaudžiant šaltuką iki -15 laipsnių. Naudojant gamo, viskas atliekama lengvai ir greitai, užtikrinant aukščiausius kokybės standartus. Atraskite purškimo technologiją, kuri gali pasitarnauti jūsų pastatų sprendimams, suteikdama jiems aukšto lygio, efektyvias ir puikios kokybės eksploatacinės savybės. Gamo. Toliau renkatės jūs.